Labą dieną, įmonė Metalum Opera, mano vardas Jaroslavas. Tęsiam mūsų darbus prie mūsų savo darbo suvirinimo staliuko ir šita serija bus apie išvažiuojančių iš apačios paslėpiamų spaustuvų mechanizmą. Iš karto pademonstruosiu, kaip tai atrodo. Tai va šitaip pasikelia, priveržiami, atsukami ir paslėpiami po mūsų stalviršių. Jeigu kažkam įdomu, malonaus žiūrėjimo. Pirmas darbas, kurį šiandien pradėsime, tai bus spaustuvų montavimas. Štai tokio tipo spaustuvus turim. Tai yra mašininio tipo spaustuvai, kurie gali suktis aplink savo ašį. Šitoj vietoje stovės šitie spaustuvai, šitaip aš matau tą dalyką. Man čia yra patogiausia vieta darbui su šlifavimu ir panašiai. Ir va taip jie turėtų pasislėpti po mūsų stalviršių. Pradedam darbus. Tai pradžioj išsipjausim plokštelę, kurią privirinsim lygiai su šitų kraštų. Dar padarysim kažkokias atraminės plokšteles. Viską sukabinsime taškiukais, nes gali būti, kad reikės pajudinti į vieną ar kitą pusę. Po to mums reikės iš karto tada tokios pačios plokštelės ir plokštumos, ant kurios atsiguls spaustuvai. Ir tik po to žiūrėsime, kiek mums tas viskas užims vietos, išsimatuosim kronšteinus ir tada suprasim, kaip tas visas mechanizmas juda. Einam prie plazmos. Mūsų plokštelės jau yra išpjautos, tai dabar nusivalom, nusišlifuojam, paruošiam suvirinimui ir judam prie montavimo. Plokštelės yra išvalytos, nušlifuotos ir paruoštos tolimesniam darbui. Tik žiūrėkit, štai tokios plokštelės gavosi. Čia bus plokštuma, kuri laikys mūsų spaustuvus. Štai taip jie atsistos ir prisiverš su varžtais. Kodėl didesnė šita plokštelė ne šitų spaustuvų apačia? Todėl, kad aš turiu dar tokių minčių, kad kada nors galbūt man prireiks pastatyti čia galandimo stakles. Kaip tik toks padas užima tiek vietos, tai turėsiu galimybę tiesiog pakeisti. Tai dabar gerai. Mūsų užduotis dabar privirinti 90 laipsnių kampu štai šitaip. Ir šitus du štai šitaip. Pradedam darbą. Dviejų magnetų pagalba padarom 90 laipsnių. Dar patikrinam viską su kampuočio pagalba. Viskas lygiai ir gražu. Ir prisivirinam iš pradžių iš šitų kraštų. Dar kartą viską patikrinam, ar nepabėgo. Ir tada galim prikabinti toliau. Pirmą prisivirinsim štai šitą kronšteiną prie mūsų staliuko. Pradedam darbus. Išsimatuojam, būtinai turi būti 90 laipsnių kampu atitinkamai mūsų stalo stalviršio. Aš jau esu išsimatavęs, iki kur aš noriu tą padaryti, todėl štai šitaip. Dar po vieną tašką čia ir čia pridėsim, bet tik po vieną tašką ir taip, kad galima būtų jai ką nupjauti. Taip, tai tada tęsim mūsų darbus.
Gerai, turim, pasitikrinam. Viskas tinka, viskas patinka. Gerai. Taip, tai dabar kaip turėtų būti? Štai šitaip turėtų būti. Kažkaip čia va, taip turėtų atsigulti. Pašlifuojam dabar šitas. Plokštuma, į kurią atsirems mūsų spaustuvai, yra paruošta, yra prikabinta keliais taškais, esant reikalui, kad galima būtų pastumti vieną arba į kitą pusę. Tai dabar prispaudėjų pagalba, paruošta mūsų irgi jau kronšteiną, išsilygysim va šitaip, kad būtų lygus viršus. Šita plokštuma turi būti lygi. Prisispausim ir sekantį žingsnį tada jau galvosim kronšteinus, ant kurių judės visas mechanizmas. Lyginam. Taip, tai išlyginus gavusi štai tokia plokštelė, ant kurios atsistos mūsų spaustuvai. Čia yra prispausta viskas. Ir dabar mes galim drąsiai netgi pabandyti. Štai kaip atrodys. Labai gerai viskas. Tai dabar kol kas patraukiam. Ir sekantis mūsų žingsnis, reikia mums sumontuoti štai šitoj va vietoj kronšteinus. Kaip tą padaryti, tuoj pagalvosim. Taip, kadangi mūsų plokštuma jau yra išlyginta, prikabinta, viskas yra sutvirtinta, galim pereiti prie kronšteinų montavimo, prie apatinių rėmų. Kodėl prie apatinių? Kad ant mūsų mechanizmų ir įrankių niekas nekristų į apačią, padarysim čia tokią iš aliuminio lakšto, kokių 10-20 mm aukščio, tokią lentynėlę. Prisivirinsim po 30x30 kampuočius ant tos senos, ant sienelių. Tai tokios vat vėlutės pagalba, tai yra pridėtinė vėla nuo tygo, išlenkiau panašių kampų ir taip išsiaiškinau, kur atsistos mano kronšteinai, kaip giliai aš turiu juos paslėpti tenai. Viskas buvo nubraižyta, pamatuota ir ką, dabar einam prie plazmos, pjaunam kronšteinus. Pagrindiniai kronšteinai, kurie laikys visą mechanizmą, jau yra paruošti. Štai taip jie atrodo. Ir iš karto parodysiu, kaip jie čia atsistos. Tai atsistos jie va šitaip. Ir va šitaip. Štai šitaip atrodys mūsų mechanizmas. Šitas skylės padariau šiek tiek didesnės, po 1 mm, tam, kad galima būtų esant reikalui va pajudinti. Tai ką, tai šitie kronšteinai yra paruošti. Tai dabar viską išsimatavau, jau greitai išsipjaustom tada šitus kronšteinus, ant kurių laikysis mūsų spaustuvai. Judam prie plazmos. Tai kągi, mūsų kronšteinai jau yra paruošti, štai šitaip jie atrodo, 5 mm storio. Manau, kad tikrai pakaks, kadangi čia viso labo kokie 20-22 kg kažkas bus bendras svoris, kronšteinas, šitas padas ir spaustuvai.
Ir dabar žiūrėkit, štai taip atsistos mūsų kronšteinas. Va šitaip bus, čia prisivirinsim. Bet prieš virinant reikėtų išsigręžti mums skylės, nes mums dabar reikalinga yra ašis, ant kurios judės visas šitas dalykas. Tai dabar prasigrėžiam tiek šituose kronšteinuose skylutės. Manau, kokie 12 mm strypo tikrai užteks ant veržlių. Distancinės įvaris po to dar padarysim. Ir manau, kad čia 20 kg tikrai atlaikys. Tai ką, tai manau dabar einam prie grįžimo, išsigręšim tas skylės, sukabinsim iš karto po 2 vienetus, kartu, kad skylė būtų vienoda, tai sukabinam va šitaip po 2, tiek šitos, tiek tuos, ir tada einam atgal. Taip, tai mažus kronšteinus jau išgrįžėm, dabar grįžuosim šitus didelius kronšteinus, sukabinau ten iš tos pusės taškiukais, kad nepabėgtų, ir ką, gręžiam. Taip, gerbimiai, mūsų kronšteinai yra jau išpjauti, paruošti, nušlifuoti, suveržiau juos varžtu ir dabar parodysiu, kaip visas tas dalykas atrodys. Tai turėtų judėti štai šitaip, čia va tiesiai stovi, čia jau slepiasi viduje. Tam, kad visas tas dalykas judėtų, naudosiu va tokius dujinius amortizatorius. Labai paprastus, pigius, 150 Newtonų amortikus naudosiu, tai jeigu konvertavus 15 kg. 2 vienetai, tai 30 kg turėsim. Ir dabar pati svarbiausia užduotis yra išsiaiškinti, kurioje vietoje teisingai pastatyti šitus amortizatorius. Tai aš gal dabar pagal centrus išsimatuosiu. Pagal centrus turim 235 mm, o cilindro eiga yra viso labo 75 mm. Tai mintis kokia? Mums reikia surasti kažkurią vietą, kur teisingai jis turi atsistot, nes kai šitas dalykas važiuos, čia tarkim mes jau cilindrą turim pritvirtinę stipriai, tai jis įspaus jį į vidų. Idealiausiai būtų, kad įspaudus į vidų mūsų cilindrą, kai kotas jau įvažiuos į vidų, į gilzę, kad liktų bent 5 mm dar eigos. Ir lygiai taip pačiai, kai jau prisispaus prie mūsų stalo, kad irgi liktų bent 5 mm eigos dar į viršų. Tai aš dabar pasiieškosiu tą vietą, kur jis turėtų atsistot, atsižymėsiu, išgręšim ir tęsim mūsų darbus. Na štai, visas mechanizmas jau yra surinktas. Radau aš tas vietas, kuriuose reikėjo išgręžti skylės, sumontavau aš dujinius amortizatorius. Ir pirmas dalykas, kurį supratau, kad suklydau, tai buvo dujinių amortizatorių nominalas. Aš nepaskaičiavau to dalyko, kad nuo čia iki čia yra didelė svirtis ir tas svoris didėja kartais. Todėl po 100 Newtonų jie absoliučiai nieko negalėjo pakelt, tai nuvariau greitai į pardą ir nupirkau po 750 Newtonų kiekvieną tą pneumatinį cilindriuką, amortizatorių. Ir tik tada 21 kg svorį jis pradėjo kelt. Gal šiek tiek per daug, po 700 gal užtektų, bet mes turim dar čia galimybių. Jei ką, tai dabar iš karto parodysiu, kaip tas turi veikti. Žiūrėkit, mes jį va šitaip paslepiam po apačią, bet jis dar važiuos giliau, čia tiesiog pabandymui. Ir išvažiuos va šitaip. Net reikia šiek tiek prilaikyti. Gal kiek per stipriai, gal ne, nežinau. Bet mes dar turim, žiūrėkit. Op. Šiaip tai dar būtų idealiai, kad tas išvažiavimas būtų toks lėtas ir tolygus. Aš paskaičiavau, kad man reikia dar kažkur 7 kg, va šitoj va vietoj. Tada iš viso jis taip lėtai, gražiai išvažiuotų. Bet čia ne problema, nes va šitoj va vietoj mes turim dar vietos ir galim iš kokio dvacoko išpjauti plokštelę
kokių ten 5 kg, prisivirinti jie čia, jinai niekam netrukdys ir taip padidinsim šito mechanizmo svorį. Taigi šiaip viskas yra gerai, viskas veikia, man labai patinka. Tai dabar ką? Viską išsiardau, normaliai prisivirinu šitus, prisivirinsiu šitus nuo amortikų, šitus obuoliukus, nes ilgesnių nebuvo, bet šitoje vietoje aš nematau prasmės čia jų kažkaip gręžti ar ką, nes kol jie nusidėvės, tai aš pats čia nusidėvėsiu greičiau. Ir tada darysim distancinės įvarės ir montuosim toliau. Tai ką, dabar judam prie tygo, apvirinsim obuoliukus, privirinsim visą šitą dalyką ir bandysim rinkti toliau. Važiuojam. Mūsų obuoliukas jau yra paruoštas, nušlifuotas, nuo cinko nuvalytas. Tai virinsiu iš karto iš tos pusės, nes čia šiek tiek išlenda. O šitai prisispausiu, o po to iš anos. Taip, ir dabar iš tos pusės apvirinam. Dujinių amortizatorių obuoliukai jau yra privirinti, štai taip jie atrodo. Viskas tvarkingai, gražiai. Dabar judam prie sekančių darbų. Sekantis darbas, kurį turime atlikti, tai padaryti va šitą ašį, ant kurios judės visas mūsų mechanizmas. Tai kaip anksčiau dariau pabandymui srieginį strypą, aš daryti nenoriu. Galvojau čia ištekinti po 70 mm, aš jau paskaičiavau tokius, iš kalibro padarysiu tokius įvorės. Iš abiejų galų priveršiu varžtais 12 ir manau, kad bus gerai. Einam prie tekinimo staklių. Įvorės padarysime iš 40 mm kalibro. Tai dabar nuturcuojam, išsilyginam ir po to atpjaunam 70 mm. Pradedam darbą. Turim. Dabar pakeičiam peiliuką ir atpjausim 70 mm. Įvoris yra atpjautas, dabar išgręšim skylę ir padarysim sriegį. Pradedam. Visų pirma dabar užsicentruosim. Taip, sriegis pas mus standartinis, 12, žingsnis 1,75, tad grąžtą naudosim 10,2. Važiuojam. Vieną turim, antrą taip pat. Įvoris yra pagamintos, štai taip jos atrodo, nuėmiau faskutės, kad būtų kultūringiau. Štai toks sriegis. Paprasta standartinė įvorė su sriegiu per visą įvorę. Tai dabar sumontuosiu
jas prie mūsų karkaso ir tada pasižiūrėsim, kas gavosi. Taip, įvairios jau yra sumontuotos, štai šitaip viskas atrodo. Manau, tikrai užteks šito standumo, juda kuo puikiausiai, viskas gerai. Čia vietos praėjimui yra, cilindrai yra, vietos yra. Ir dabar liko dar vienas darbas, tai lygiai tokias pat įvairias pagaminti, tik plonesnės. Ir prisuksim jas va šitoj vietoj, kad mūsų cilindras atsistotų. Nes dabar turim atstumą tokį gan didelį, tai tuoj pasigaminsiu greitai ir grįšiu. Įvairės yra pagamintos, privirštos, sumontuoti yra oboliukai mūsų nuo dujinių cilindrų. Ir dabar kokia situacija. Sumontavau, viską surinkau ir norėjau jau stumti į apačią. Ir pastebėjau, kad šitoj va vietoj pradeda tą konstrukciją visą lenkt, va taip va į vidų laužyti. Todėl, kad 5 mm nėra daug, galvojau, kad užteks, bet kai uždėjau šitus stipresnius amortikus, tai jėgos žymiai daugiau. Ir dabar reikia kažką daryti. Tai ką aš sugalvojau, va šitą va vietą įvirinsiu 20 mm storio plokštelę, tuo pačiu padidinsim mūsų konstrukcijos svorį, dar lėčiau kels, nedaužys į stalą ir bus daugiau standumo. Tai ką, tai dabar greitai išsipjaustom, prisivirinu, nusišlifuoju, šitas įvaris irgi va iš abiejų galų prisivirinsiu ir tada žiūrėsim, kas gavosi, judam toliau. Taigi visos konstrukcijos dalys jau yra paruoštos, plokštelė yra privirinta, nušlifuota, įvairės yra privirintos. Šitie dalykai irgi yra jau sutvarkyti, nušlifuoti ir paruošti sukabinimui. Taigi dabar greitai viską surinksiu, pastatysiu ant stalo ir tada virinsim šituose vietose. Ponios ir ponai, turim. Spaustuvai yra vietoje, mechanizmas visas yra surinktas. Tai kas beliko išbandyti, tai stumiam į apačią. Neblogai, taip reikia jėgos. O, tiesa, dar viena problemėlė, visgi 1 cm neužtenka, čia, nežinau, gal išsipjausim, pažiūrėsim. Ir bandom dabar pakelti viršų, netgi ir prilaikyti reikia. Sakyčiau, dar kokie 5 kg pataisytų situaciją, būtų galbūt truputėlį per stipriai. Manau, šitoje vietoje tikrai pravers tą 20 mm plokštelę. Tai plus dar kokie 3-4 kg. Bet šiaip viskas puikiai. Labai gerai. Aš patenkintas. Tai ką, dabar mums beliko padaryti tenai gale atramą, į kurią atsirems mūsų visas mechanizmas. Padaryti čia pravažiavimą, nes 1 comą gal grinai tam va. Grinai va šitam dalykui neužtenka 1 cm. Aukščio, tai arba išsipjausim čia, arba kažką sugalvosim. Apsivirinu tada jau kronšteinus iki galo, nes dabar jie tik tai prikabinti. Ir viskas, mūsų mechanizmas bus baigtas. Dar ne, dar žinokit, reikia padaryti šitoj va vietoj po apačią, po spaustuvais, kokią nors didelę veržlę, kad kai jie, tarkim, pakilo, įsivaizduokim, kad atvažiavo, priveržiu mirtinai. Tai va šitaip. O šiaip viskas tvarkoja, viskas veikia, viskas gerai. Tai aš dabar apsivirinsiu kronšteinus. Ir tada gal visgi išsipjausiu aš tą plokštelę po apačią. Prieš apvirinant visą konstrukciją šitoj va vietoj, nusprendžiau visgi išsipjauti mūsų rėmą. Padariau va tokį išpjovimą, kurį toj apvirinsim gražiai. Ir pažiūrėti, kaip giliai važiuos mūsų spaustuvai. Tai tam, kad jie nenuvažiuotų toli į patį viršų, pririšau nuo tygo, pridėtinę vielą paėmiau. Ir dabar pažiūrim, kaip viskas atrodys. Va šitą bus. Viskas praeina, viskas gražu. Tai dabar greitai einam prie plazmos, išsipjausim mūsų atramėlę, prikabinsim ją ir tada galim bus viską apvirinti ir judėti toliau. Mūsų atrama jau yra vietoj, štai taip jie atrodo.
Žiūrėkit, va šitaip. Ir dabar pabandom mes tą dalyką nuleisti į apačią. Va, viskas. Štai šitaip atrodys mūsų spaustuvai. Iš šitos pusės taip. Iš čia, va, niekas mums netrukdo. Galiu laisvai vaikščiot. Niekas neišlinda. O šitoj pusėje viskas atrodo va taip. Irgi daug vietos neužima. Va šitaip atsiremia. Ir laiko. Tai dabar pabandom, kaip tas viskas turėtų atrodyti. Vat mes dirbam, kažko mums prireikia, tarkim su tiesiniu šlifuokliu kokį nors skylę pataisyti. Ateinam. Turim. Labai gerai, mums jo nereikia. Turim. Viską apsivirinu, nusišlifuoju. Baigta. Dėl to svorio dėti daugiau ar nedėti kažkiek pradėjau bijoti. Nes, nu žiūrėkit, ant tiek gerai va prispaudžia. Na, nėra tas kažkaip labai sunku, tu gali laisvai paimti ranką, ištraukti, prilaikyti šiek tiek ir viskas, ir laikosi, bet ant tiek gerai prispaudžia, kad jeigu kažkokia, nežinau, poveržlį reikia pašlifuoti ar dar kažką, tai net nereikės prisukinėti. Tai manau, kad visgi aš kol kas paliksiu. Jeigu man tas labai trukdys, ant sriegių padarysiu po to. Tai manau, kad palieku kol kas šitaip. Dabar viską apsivirinu. Ir dar eisim išgręšim. Ant radialkos padėsim čia šitą stalą ir išsigręšim. Paruošiau jau staliuką skylės gręžimui. Gręšim mes ant radialinių gręžimų staklių. 2K50. Gerai, tai ką, tai pakeliam tada į viršų. Kiek čia mums reikia. Gerai. Važiuojam. O, gerai, užtenka mums aukščio pilnai. Sakyčiau, kad net galima būtų ir nuleisti dar šiek tiek. Gerai. Tai dabar ką? Išsilyginam. Taip, viskas yra išlyginta, pastatyta. Gręšim 14 mm skylę. Veržlė bus va tokia, va 12 po to pastatysiu, va tai privirinsiu iš abiejų pusių. Vieną čia, kitą ten. Ir viskas. Taigi važiuojam. Na štai, skylė 14 mm diametro yra padaryta, išgręžta. Šiek tiek pajudėjo čia, bet viskas tvarkoja. Tai dabar belieka prisivirinti iš abiejų pusių veržles ir viskas. Spaustuvų mechanizmas jau yra pagamintas. Viskas yra privirinta, ištekinta, sutvarkyta. Beliko tik prieš dažymą nusivalyti, gal šitas siūles nusišlifuosim. Prisivirinau aš iš vidaus ir iš išorės veržles. Išsitekinau rankenėlę ir dabar pademonstruosiu, kaip viskas atrodo ir kaip viskas veikia. Tai jeigu mums, tarkim, reikia spaustuvų, išvažiuoja iš apačios, va tokį dalyką pagaminau. Priveržiam prie mūsų rėmo, prie pagrindinio stalo. Taip, ras. Ir viskas. Galime naudoti spaustuvais. Jeigu mums spaustuvų nebereikia, viską atsukam sau ramiausiai. Tas darosi labai laisvai. Ir viską paslėpiam apačioj.
Aš patenkintas. Atrodo gerai, veikia gerai. Taigi šiam kartui tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Tikiuosi bent kažkam tas buvo naudinga. Na, o aš šiandien atsisveikinu su jumis ir iki kitų kartų. Viso.